Šiandien labai aktuali tema, būtinai ją pasižiūrėkite iki galo, video nėra labai ilgas, bet tikrai labai svarbus. Iki jo jau ilgai klausiau ne vieną mokymą ar vieną kursą ir jūs vos per keletą minučių galbūt atrasite tai, ko ieškojote labai ilgai. Ir šiandien su jumis noriu pasidalinti tokią įžvalgą, tai yra 3 raktai į rezultatą bet kokioje veikloje. Tai yra taisyklė, kurią pats ilgai nešiojausi savo galvoje, bet po to pastebėjau, kad apie tai kalbama įvairaus lygio mokymuose, apie tai kalba pakankamai kompetitingi lektoriai, pakankamai kompetitingi verslininkai, kurie yra pasiekę savo veiklose daug ir labai daug. Taigi, atidėkite viską į šoną, jeigu dabar kažkuo tai užsiėmę, galite pasimti net tušinuką ir lapą popieriaus arba tiesiog padaryti ekrano nuotrauką, nes tai yra iš tikrųjų unikali informacija, kuri galbūt jums padės judėti jūsų gyvenime pakankamai stipriai arba bent jau pakeisti požiūrį į tai, ką jūs darote dabar. Tai bet kuria veikla užsiėmus, pirmas žingsnis, kurį reikia padaryti, tai yra tapti matomu. Tai yra paprastai iš savo patirties galiu pasakyti ir iš kai kurių vėlgi kompetitingų lektorių nuomonės, tai yra 3-5 mėnesiai, jūs komunikuojate tai, ką jūs darote ir tada susilaukite begalę įvairios, dažnai galbūt netgi nepalaikomos nuomonės socialiniuose tinkluose, viešam gyvenime ar bet kur kitur. Tai yra lyg savotiškas saugiklis nuo to, kad jūs tai, ką jūs darote, jūs iš tikrųjų norite daryti, jūs judate ten ir nepriklausomai nuo aplinkybių, tas patikrinimas paprastai vyksta keletą mėnesių. Ir čia labai dažnai daugelis suklumpa ir tiesiog nebetęsia veiklos, dėl to, kad kas įvyksta, tai yra pirmas 2 savaitės vykdoma kažkokia komunikacija, bandoma supažinti savo aplinkinius su tai, ką jūs darote, ir negavę palaikymo daugumoje atveju jo tikrai nebebūna, nors galiu pasakyti, kad mes tiesiog pastebim tai, kas mūsų nepalaiko, bet nepastebim tų, kurie palaiko, reikėtų daryti atvirkščiai. Ir šis periodas paprastai tęsiasi 3-5 mėnesius. Po 3-5 mėnesių, jeigu jūs tai darote nuoširdžiai ir darote su tuo tikėjimu, kurį perteikėte, kurį transliuojate, tarsi švyturys, švyturys neplaukia prie laivų. Laivai plaukia prie švyturio, tai jūs tampate lyg tai savotiškų švyturių, atsiranda pasitikėjimas. Tai yra pasitikėjimas tuo, ką jūs darote. Kai jūs tikite 200% tuo, ko darote, užsiėmate jūs patys, jumis ir visa aplinka pradeda tokiu atveju tikėti. Jūs tampate tuo savotišku švyturiu, kuris tarsi impulsą šviesos naktyje duoda laivam ir prie jūsų pradeda jungtis, pradeda trauktis, atsiranda komanda, atsiranda tam tikri žmonės, kurie jums yra reikalingi. Be abejo, bet kaip minėjau, tam reikalingas pirmasis, galbūt pats sunkiausias etapas tapti matomu. Kai atsiranda pasitikėjimas, atsiranda 3 žingsnis, atsiranda rezultatas arba patirtis. Bet kuriuo atveju jūs gaunate arba rezultatą vienokį kitokį, arba gaunate patirtį. Tai yra, gaunate apčiuopiamą savo veiklos rezultatą, kurio jūs siekiate keletą mėnesių iš eilės. Tai yra matomumas, vėliau atsiranda pasitikėjimas, ir tada atsiranda rezultatas. Kiekvienas iš šių etapų tai yra maždaug 3-5 mėnesiai tarpo. Ir tai liečia, iš savo patirties galiu pasakyti, labai plačią veiklos sritį, beveik visur, kuo jūs užsiemate, ar tai verslas, ar tai yra visuomeninė veikla, ar tai yra jūsų hobis, ar bet kas kitas, jūs visada pereisite per šiuos 3 etapus. Tai yra pirma, kai jūs transliuojate, ką jūs veikiate, antra, kai atsiranda po kažkurio laiko pasitikėjimas ir trečia, kai atsiranda rezultatas. Tačiau, kad šie 3 raktai atrakintų bet kurias duris, reikalinga žinoti, ko jūs norite, kada norite ir kiek norite. Ir tai yra labai svarbu. Jeigu jūs tiesiog turite tai svajonės ir nesate užsirašę, tikėtina, kad nieko iš to gero neišeis. Svajonė nėra tikslas. Tikslas turi būti užrašytas, jis turi būti skaitinis ir aiškus. Ir kitas žingsnis, su kuriuo aš paskutiniu metu ypatingai dažnai susiduriu, kai žmonės bando pagauti didelę žuvį sodo kūdroje. Tai yra, kur geriausiu atveju gyvena karosiukai ir varlės. Ten nėra tiesiog didelės žuvies ir ten jos iš principo negali būti. Todėl visada svarbu patikrinti, ar jūs negaudote
didelės žuvies sodo kūdroje. Tai yra taisyklė. Ar tas verslas, kuriuo jūs susiemate, turi pakankamą rinkos dydį, ar turi pakankamą produktą ar paslaugą, ar turite pakankamą komandą, kad tų rezultatų pasiekti. Ir šie visi žingsniai sudaro, kokiu greitkeliu jūs judėsite link savo rezultato. Nes jeigu jūs gaudote, norite pagauti žuvį net ne sodo kūdroje, o vonioje pas save, kurios iš principo negali būti ir nėra, tikėtina, kad jūs galite tada ir matomas būti, ir pasitikėjimą turėti, tačiau nei rezultato, nei patirties nebus dėl to, kad jūs tiesiog žvejojate ne toje vietoje, ne su tuo masalu ir ne su to meškere. Taigi matomumas, pasitikėjimas ir rezultatas. Po 3-5 mėnesius kiekvienas ir jūs bet kur atrakinsite bet kurias duris, kai žinote, ko norite, kada norite ir kiek norite. Ir kai net gaudote didelės žuvies savo buto ar namo vonioje. Ko jums visiems nuoširdžiai ir linkiu šiandien. Tema galbūt nebuvo ilgai pasakojama, tačiau patikėkite, tai yra labai ir labai svarbu. Aš su tuo esu susidūręs ne vieną kartą, perėjęs per tą ne vieną kartą ir tik tai po kelių kursų mokymų išsigryninau tai ir kilo tokia mintis šiandien įrašyti šį video, nes manau, kad ši tema svarbi ir ypatingai svarbi. Geros jums dienos, sėkmės visuose jūsų pasiekimuose. Jeigu jums patiko, paspauskite patinka, prenumeruokite mano kanalą. Jeigu norite daugiau apsižinoti apie mano veiklą, tiesiog užeikite www.klegeris.lt. Sėkmės, iki.